Tai užėmė 8 vietą finale pasaulyje, papasakok, kaip šiandien sekėsi. Na kaip, neblogai, manau, šiaip vieta tikrai gal ir nebloga, bet kažkaip jaučiau viduj, kad galėjau gal kokį vieną geresnį užkabinti, bet kažkaip ir neišpildžiau to, tai šiek tiek viduj dėl to gaila. Tai pirmą kartą dalyvavai pasaulio čempionato finale, ar jautei dėl to papildomą kažkokią įtampos ar jaudulį? Ir kaip sekėsi iš to susitvarkyti? Tai prieš pirmą metimą kažkaip labai jaučiau tokį jaudulį didelį. Ir net bėgimas nesigavo, kažkaip nepataikiau visai ritmą ir toks nesąmoningas metimas gavas, šiaip sau vienas iššvaistytas, o po to antru, trečiu jau kaip ir susitvarkiau. Dar trečiu šiek tiek buvo spaudimo, kad į aštuntuką papulčiau, bet kažkaip susiėmiau ir pralaužiau, kaip sakyt, aštuntuką papuoliau. Prieš sugrįžimą sezoną apie tikslus šnekėjai labai atsargiai. Ar galima sakyti, kad savo pasirodymais nustebinai ir pats save? Jo, aišku, nustebinau pats save, bet sakau, kažkodėl viduj nesidžiaugiu, nes jaučiau, kad galėjau daugiau, tarsi nėra čia įspūdingai labai rezultatai visų varžovų. Na, aišku, pirmą vietą jau geresnis, geras tikrai rezultatas, bet ten ketvirto, šešta, septinta. Kalbant apie visą sezoną, kokie dar liko startai ir ar kažkokių dar nepasiektų tikslų yra šį sezoną? Tai liko dar Berlynas rugsėjo 3 dieną, sidabrinės varžybos. Ir nežinau, gal netyčia į Diamantinę lygą gal kokie pakvies, bet labai abejoju, aišku, bet žiūrėsim. O tikslų tai nežinau, jau išliks sveikam, kaip sakė, išliks sveikam, kad galėčiau po to kitam sezonui pradėti ruoštis sveikas. Kitą vasarą laukia ir Europos čempionatas, ir olimpinės žaidynės. Su kokia perspektyva žiūri tos ateinančius metus? Na, dar nelabai kaip ir žiūriu, bet, kaip sakyt, žinom, ką taisyt, žinom klaidas, kurias reikia pataisyti, kad lėktų tai ietis, tai tas sieksim visą žiemą.